Sveiki. Jeigu pardavinėjate prekes, kurios turi tam tikrą galiojimo terminą, šis funkcionalumas būtent jums. Tai pristatau galimybę prie prekės aprašymo nustatyti, koks galiojimo terminas yra taikomas būtent tam produktui prekiai ir ta galiojimo data, geriausiai iki data, atsispindės ir sąskaitoje faktūroje. Tai kaip tai atlikti? Keliaujame į produktai ir paslaugos skiltį ir spaudžiame sukurti produktą. Pasirenkame pagrindinį kodą, jeigu tokį turime, matą, kainą, PVM tipą, jeigu taikomas, ir kategoriją, jeigu jinai priskiriama, produktas priskiriamas kažkuriai kategorijai. Pasirenkame, ar PVM skaičiuotas, ar papildomai prie pardavimo kainos pridedamas, savikainą galim pakoreguoti ir svarbiausia, nurodome galiojimo dienas. Tai galit pasirinkti 5, 4, 12, kaip jau pagal jūsų prekė, koks yra taikomas periodiškumas. Sukuriame produktą ir keliavame sukurti sąskaitą. Kuriant sąskaitą, pasirenkame būtent dabar sukurtą produktą, kurio galiojimas buvo parinktas ir matome, kad geriausiai iki data atsispindi šioje vietoje. Ir lygiai taip pat atsispindės ir sąskaitoje, tai jau ir parodysiu. Kiekis, kaina, sukuriame sąskaitą, nenaudojame likučių. Ir galime pasižiūrėti, kaip tai atvaizduojama pačioje sąskaitoje. Tokiu būdu galėsite klientus informuoti apie geriausiai iki datą ir taip apsisaugotami ir save, jeigu nenurodytumėte šios datos, nors prekiai galiojimas taikomas. Tik gero naudojimo.